Bunkeris gauna. Tai čia. Nežinau. Va. Va, jau dabar jau nebeliks vietos šitoj pusėje. Atsargiai reikia. Juliau apsikeičia. Ieva kietas, ne. Dar viena yra labai gera tema. Vietos, kur apsireiškia Marija. Tai čia šiandien 3 vietos. Čia yra? Jo. Tai kur jinai apsireiškia? Čia jau paskelbsiu tokį maršrutą, bijau, kad toli nenuvažiuosit, nes... Priešpečius jau neužilgo reikia daryti. Tai aš numatęs tokią vieną vietą, didelis bunkeris tas yra, ant stogo, vat pasidengsim stalus. Ne, atrakink džipą. Tavo slidus. Galva reikia sūt žmogų. Ateisi bunkerį lindą? Jo. Na ir kaip visada. Tai žinai, kraujas. Truputį bėga, gali būti kirsinė. Kaip sako, žinai, geras rusas tas, kurio termovizorius nemato, tai va nepastebėjau. Nu, duokit gydytoją galvą, lopį. Vaidai, Žmonės išeiti. Vaidai, kad čia tavo? Mano. Nereikia Vaidai. Važiuojam. Kaip per karą, tikrai. Gali medį laikytis. Va tai šitą. Jeigu ką, galiu paimti ranką tavo. Sargiai. Nu. Čia gerai laikas, jie. Gal labiau kopečius. O tai ko tu nelipi? Ai, tu nenori. Sulūžo kopečius, tai dabar mes nulipt negalim, jie užlipt negali. Tai 2 stalai. Mes likom su visu maistu. Ne su visu. A, pas mus maistas, pas jos gėrimai. Bunkeris Mes stangas įmetė granatą. Vaidai neatrodo, jis pažeidžia, bet jis tik dabar dirba. Dabar jais neina. Ir užlipt neina. Bet aš vis dar gyva. Vienas paskeltą galvą. Andorda, ranka nuo
Taip, kad mano pasirodo ne tik trapė atstumo reikia laikyti. A galvą praskelia, ar ne? Važiuokit, čia kažkas. Povilai, Nesižudyk! Tu jau žudai. Valentinai, sakai, trumpinti kelią. Tai čia atsitiko biški kitaip, čia kada kem pirmais metais, kai vokiečiai puolė, rusai čia nupylė kelis dviratininkus vokiečių ir tada tie paimi tą sušaudė kaimo gyventojų. Tas Ablinga visai buvo normalus kaimelis, kurio dabar nieko nebelikė. Ir sovietmečių, kaip mėgdavo daryti, pastatė ten tų paminklų pridrožė, bet visiškai nieko bendro toj vietoj neturinčioj, kur šaudė. Tai va, einam pažiūrėti, ką čia pridarė, toks labai savotiškas liaudės menas. O po to užvažiuosim ten, kur jau sovietmečių tie visi stabai išdrošti. Taip, saulė leidosi tokia prieblandą, bet keista tokia vieta, galvoju, čia kapinės kokias ateis, kur. Bet sako, nei vieno ateisto nežinau, kuris atsirema, bet įsidega variklį. Tai čia gal reikėjo atvežti savo kažkokius. Tai va, šitas lūpas. Va, kėdė auksnenas. Būk pagerta tarp vyrų ir moterų. Amen. Apie Butkų Juzę galima būtų ir be lapuko papasakot, bet mane visada stebina tokie dalykai, kad tais laikais kai kurie žmonės būdavo tokie mobilūs. Liepojoje jisai mokėsi, baigė Gargžduose, jau vėl išvyko į Liepoją. Paželsvyje įstojo jau į Telšių gimnazijos, Voroneže baigė 8 gimnazijos klases, tai įstojo Maskvos universitetui. Pusmetį praleido Petrograde, vokiečių valdžia areštavo ir uždarė Kauno kalėjimą. Tai įstojo į Berlyno universitetą. Tuo pat metu daug keliavo po Austriją, Italiją, Skandinaviją, išvykęs į JAV. Gyveno Niujorke, Čikagoje. Sugrįžęs į Lietuvą, mokytojavo Tauragės komercinėje mokykloje. Tai va, įsivaizduok, per tą trumpą gyvenimą. Aš po Tauragės apskrit nespėčiau važiuoti jėgą. Tai vad kada dirbo, kada jis tų pinigų užsidirbo? Nežinau, man yra paslaptis ir tokių yra daug. Tai va, gerbėmieji, dabar prisiminkite, kur visų pjūklai, važiuosim pjauti ąžuolų. Ką mes turim? Va, kurias pusę geriau eit per visas. Žilvinai, kaip kelionė? Kaip kelionė, niekur ta mašina mano nepravažiuoja, trauks visur reikia. O kelionė. Kitas tik su Toyota važiuosi. Ne, Povilai, ble, apvirsi. Viskas tvarkoj?
Labai gerai. Daug purvo, daug kalnų, daug medžių, visko daug, viskas. Atėjot ponas duoti interviu? Kaip kelionės įspūdžiai? Gerai. Kas labiausiai patiko? Kaip sulūžo Kovičius. Persižegnokit, poterių sukalbėkit, visi iš karto valgo. Devyni, aštuoni. Ne, jums neina, neskanės tas nulems. Čia kaip elektrinis piemuo, kas paskutinis važiuos turės uždaryti. Nu ką, valiau! Nu tai dar droną.